Šiandien pasimokinsime, kaip naudotis ir peržiūrėti instrukcijų portalą Canvas sistemoje. Taigi pirmoje eilėje, ką mes turime padaryti, tai yra atsidaryti instrukcijų modulį. Paieškoje parašome instrukcijos ir jums iš karto išmeta instrukcijų modulį, kurį mes pasileidžiame. Instrukcijų modulyje mes galim išsirinkti įvairaus tipo video. Šiuo metu turime vieną įkeltą, tai tarkim mane domina pardavimų dokumento kūrimas. Tai ką mes galėtume parašyti, čia pardavimų dokumento kūrimas. Ir uždedame paiešką ir kaip matote, sistema man iš karto suranda tą dokumentą. Aš užeinu į jo vidų per akutę. Ir štai čia aš matau kažkokį tekstą parašytą. Taip pat galiu peržiūrėti video portalą. Paspaudžiu ant šito mygtuko ir jums sistema iš karto Canvas sistemoje paleidžia video peržiūros nuorodą ir užleidžia sistemą, kurią jūs galite žiūrėti, atsisukinėti video, prasisukinėti jį ir žiūrėti visus elementus susijusius su pačiu video. Tai galite jį prasisukti, žiūrėti, kiek jums patinka, peržiūrinėti ir taip toliau, jums nereikia jokių papildomų įrankių žiūrėti video vadinamą. Galite pasileisti garsą ir viską klausyti ir persižiūrinėti. Taip pat kartodami video galite jį susistabdyti, atsidaryti modulį, kitą, atsikartoti, parašome, tarkim, pardavimų modulį, parašome pardavimus, štai čia galite kartoti veiksmus ir automatiškai juos prasisukinėti. Taigi, jeigu jūs domina bet kokie video, jūs galite dar ir atsifiltruoti, kad jums rastų pagal modulio pavadinimą. Šiuo atveju mes esame pardavimų modulyje, kurio pradžia yra SAL. Atsifiltruojame pardavimų modulį, išsifiltruojame ir štai čia matote iš karto jums visi mokymai susiję su pardavimais. Jeigu reikia, galite atsifiltruoti ir kategoriją, šiuo atveju pardavimų mokymai, užsidėti ją, atsifiltruoti ir jums sistema vėl rodo tą patį video. Tai tiek apie video instrukcijas ir kaip sistemoje peržiūrėti visus video. Dėkoju.